Sausio 25 diena 1998 metai. Tomas ir Eileen Lonergan pastaruosius 2 metus savanoriavo Fidžyje. Jie nusprendė Australijoje praleisti kelis mėnesius prieš jiems grįžtant į valstijas. Jie abudu buvo patyrę nardytojai. Jų svajonė visada buvo panerti prie didžiojo barjerinio rifo. Sveiki atvykę į įdomios dokumentikos kanalą, kur šiandieną aš jums papasakosiu istoriją apie porą, kuri buvo palikta vandenyne. Jeigu jūs turite video idėją, kurią norėtumėte pamatyti mūsų kanale, pasiūlymą galite palikti komentarų skiltyje. O dabar gero žiūrėjimo. Kelias savaitės jiems jau viešint Australijoje, jie nusprendė, kad laikas būtų įgyvendinti šią svajonę. Jie susiranda agentūrą, kurio organizuoja tokias keliones. Jie susitarė dėl datos, kuri labiausiai tinka, ir galiausiai jie atsiduria laive, dar su 22 turistais. Prieš išplaukiant kapitonas visus suskaičiuoja ir išplaukė tolyn į vandenyną. Nuplaukus apie 42 kilometrus, kapitonas sustojo, išmetė inkarą ir liepė visiems pradėti ruoštis nerimui. Tad Tomas, Eileen ir dar kiti nekantraudami ruošėsi. Užsideda neperšlampamus kostiumus, pelekus, oro balionus. Jiems išklausius trumpą kursą, jiems buvo leista panerti. Mažiau negu po valandos, vienas paskui kitą narai pradėjo kilti į paviršių. Kapitonas su įgula traukė juos į laivą. Visiems atsidūrus laive, kapitonas dar kartą visus suskaičiuoja, kad įsitikintų, kad visi jau laive. Tai padaręs, jis patraukė kranto link. Bėda tik tai, kad kapitonas apsiskaičiavo. Ir nei jis ar kiti nepastebėjo, kad laive trūksta dar 2 žmonių. Tik laivui išplaukus iškyla Tomas ir Eileen. Apsidairę pastebi, kad laivo niekur nėra. Jie greičiausiai ramino vienas kitą, kad laivas bet kurią akimirką grįš, nes tikrai jų turėjo pasigesti, nes laive buvo jų asmeniniai daiktai. Manoma, kad jie buvo labai optimistiškai nusiteikę, laukdami, kad bet kurią akimirką kas nors atplauks ir juos išgelbės. Bet dėja, jų buvo pasigesta tik po 48 valandų, kada valant laivą buvo rasti jų asmeniniai daiktai. Per tas 48 valandas jie greičiausiai susidūrė su svilinančia saulė, troškuliu ir rykliais. Radus jų daiktus buvo paskelbta didelė gelbėjimo operacija, bet jų nebuvo rasta nė ženklo. Po 4 savaičių buvo rastas moteriškas neperšlampamas kostiumas, išplautas į krantą. Jis buvo tokio pat dydžio kaip Eileen. Ekspertams ištyrus medžiagą buvo prieita išvada, kad kostiumas praleido vandenyje apie mėnesį laiko. Dar po 5 mėnesių buvo rasta dar daugiau nardymo įrangos. Tarp tų daiktų buvo gelbėjimusi liemenė priklausiusi Tomui, oro balionas ir pelekas. Bet pats šiurpiausias dalykas, kurį išplovė bangos, buvo užrašų knygutė, ant kurios buvo galima rašyti po vandeniu. Jomis naudodavosi narai, norėdami perduoti žinutę kitam narui. Ant jos buvo užrašyta jų paskutinė žinutė. Joje buvo parašyta: visiems, kas mums gali padėti. Mes buvome palikti prie koralinio rifo. Prašau padėti prieš mums nuskęstant. Prašau padėti. Žinutės viršuje buvo įrašyta data – sausio 26 diena 1998 metai. Tai yra sekanti diena po to, kai jie buvo palikti vandenyne. Tad yra žinoma, kad jie išgyveno bent jau pirmasias 24 valandas. Bet apart to, niekas nežino, kas jiems iš tiesų nutiko. Yra manančių, kad jie sufabrikavo savo pradingimą, kad jie galėtų pradėti naują gyvenimą, arba kad jie patys pasirinko tai pasitraukti iš gyvenimo. Ekspertai mano, kad kankinant troškuliui ir svilinančiai sauliai jie galėjo perkaisti ir dėl to jie galėjo nusimti savo kostiumus, o be jų jėgos seko ir galiausiai jie paskendo. Kad ir kokia tiesa yra, šie 2 žmonės niekada nebuvo rasti. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.